Kiek aš pamenu iš vieno savo dėstytojo paskaitos, tai Lietuvai trūksta labai daug visokiausių etatų, ta prasme tam tikrų siaurų sričių specialistų, kad būtent užveiktų šitą mašiną, kad menininkas savo sėdi ir tik kūrė. Nes dabar gaunasi, kad menininkas yra universalus žmogus, nes jisai be kūrybos turi dar galvoti apie labai daug dalykų. Apie vadybą. Apie vadybę, apie tos pačius pinigus, apie labai daug dalykų, apie kurios neturėtų galvoti ir kurie trukdo faktiškai kūrybai. Tiesioginė prasme. Kaip tai veikia užsienį? Užsienį? O užsienį yra kitaip biški. Ne visur, bet... Ir tiesiog, kad eini pasroviui ir tave kažkas suranda, pastebi ir tu jau esi. Arba užsienį irgi yra undergroundas, kur nieks nieko nežino. Bet ten yra biški paprasčiau, nes ten labiau atkreipia dėmesį į tai, kas vyksta undergrounde. Dar vienas toks dalykas yra, kad, sakykime, atkreipiama dėmesį į kokybę. Pavyzdžiui, tokiai Vokietijoje, tai ką galiu apie ją pasakyti, tai labai daug yra grupių, begalės daug. Kiekvienas kaimas turi po 50-20 grupių įvairių stilių, bet, sakykime, kokybės nėra labai daug. Ir, sakykime, mes atsivežam čia kokius kolegas iš užsienio, iš Vokietijos, jie pamato mūsų grupę, sako, kaip čia, sako, jie tai turėtų daug pinigų uždirbti pas mus. Toks dalykas yra. Pas mus yra kokybė aukštesnė, bet pas mus yra mažiau grupių.